pasitinkantis Dovį Giedraitį, kuris ant parketo su Keenanu Evansu, Edgaru Ulanovu, Brady Meneku ir Laurynu Biručiu. Klysta Evansas atlikdamas Menekui perdavimą, greita kontrataka. Lyg ir bandė ten kairę ranką siekti kamuolio, galbūt tokiu būdu ir sąmoningai sukirsti per rankas, bet ir Laurynas Birutis atrodo, jog buvo pasiruošęs tokiam varžovo planui ir buvo pasiruošęs. Prasta Žalgirio komandinė gynyba, Biručiui buvo sunku suspėti. Saulė už arenos sienų. Gegužės pirmąjį sekmadienį. Kairė ranka pakeitęs prasiveržimo kryptį. Vaidas Kariniauskas iš toli prameta, bet Vitalijus Kuzys suteikia antrą šansą komandai. Vėl geriau Ulanovo gynyba prieš Taylorą. Tayloras kol kas labai silpnai atrodo šį vakar. Regimantas Miniotas. Jo netrūksta Rolandui Šmitui, kuris labai lengvai nusistūmė Vitalijų Kozį, nusimetė kamuolį Edmundui Samneriui ir Samneris klysta dar kartą. Toks kūrybingas žaidėjas, atako organizatorius, bet rinkėjai jam leidžia žaisti pirmų numerių, kad jis pajustų ritmą, daugiau turėtų kamuolį. Tiesiog savo rankose čia Salimono. Rodo, kad gali ir prasižengti, bet čia Salimono suklupo. Kariniauskas dar spėjo išvystelėti kamuolį, Vaidas Kariniauskas. Po šio taiklaus šūvio vos ne iš aikštės vidurio įspūdinga pirmojo kėlinuko pabaiga. Minioto užtvara žaidėjui be kamuolio, kylančiam į viršų Salimono. Paprastas, efektyviai iki galo atliktas derinys. Salimonas pelnė penktąjį tašką. Keičiasi buvo užtvarų iškart ginamaisiais visi Vilkų žaidėjai. Klysta Samneris atlikdamas perdavimą Keisui, irgi gana lengvai nuspėjamas jo buvo manevras. Susikeitė ginamaisiais kauniečiai. Keiso puikus kojų darbas ties perimetru, bet tai neišgąsdino Salimono 2+1 irgi. Vos antakiai neiššoko iš veido. Kai prašoko Žemaitis, bereikalo bandė perimti kamuolį, bet to šansų nepasinaudoja. Žalgirio puolėjas. Miniotas 3 taškai. Minio atkarpa, Salimono 2 taškai su pražanga. Minioto to. Geras nusimetimas, labai netiklus. Dovydo Giedraičio šūvis iš 3 taškų zonos. Darmanas. Ir įskaitomi yra 2 taškai. O tuo pačiu ir Wolves Twins, bet kaip agresyviai pradėjo žaisti. Kaip minėjau, pastaruoju metu tikrai labai solidžiai rungtyniauja Regimantas. Ir štai, tik pagyriau ir perima kamuolį. Du žaidėjai, Žemaitis ir Žagaras ant parketo. Tayloras ir 3+1. Šmitas prasižengia. Vaikystėje darydavom, kai sakydavom, nu nieko nedariaugi, nieko čia ne. Tiesiog tik vienintelį metimą. Birutis. Čia dvigau gera, Darmano pagalba. Laurynas kaip klysta, nusimesdamas kamuolį. Ištengia Keenano Evanso žabangų. Darmanas perdamas į kraštą ir ten Arturas Žagaras. Toks gyvsidabriškas žaidėjas. Arba žaidžia puikiai, žaidžia nesustabdomai, arba žaidžia taip, kaip matom jį žaidžiantį šį vakarą. 23. Neįtikėtina krepšinį. Žukauskas iš toli 26. Parketo Darmanas. Ačiū Dievui, viskas tvarkoj, momentinis skausmas, galvoju, knockdowną, trumpo knockdowną buvo pasiūstas. Nėra ir kraujo niekas nepraskelta. Salimonas prieš atšoka atgal, Salimonas metas ir pataiko Rašydas Salimonas. Miniotas ima kamuolį, kiek energijos nepataiko, dar kartą Regimantas. Na tikrai tų žodžių, žiūrėk, o vat vos pasakei, Vaidai. Na, tikrai neįtikėtina, atrodo, kad Andrėja Trinkieri Rūbiniai galėjo ir itališkai, ir angliškai, ir lietuviškai, ir serbiškai, ir visom kalbom kalbėti su savo auklėtiniais, bet panašu, kad ir tai neveikia. Dovydas Giedraitis ir Edmundas Samneris kartu surinko -11 naudingumo balų pirmoje rungtynių pusėje. Arturas Žagars vėl 3 punktai. Rinktinėje taip, Tayloras ryžtasi tolimam metimui ir tiesiai į veidą smeigia 3 taškai Laurynui Biručiui.
Kavi labai daug apgaulingų judesių, ant jų nepasimauna. Tarmanas klysta, Ulė atlikdamas perdavimą. Ruksas su 3 asmeninėmis pražangomis, 3 turi Reigirdas Žukauskas, bet kai rungtynės vyksta taip, kaip vyksta dabar, atrodo, kad tai gali net netapti ta problema. Dar kartą žiūrim tą istoriją. Taip. Žalgiriečių spurtas, jau komanda skiria 14 taškų. Salimonas prieš Heisą, ne, prieš Liversą. Dar viena Žalgirio ataka, kaip puikiai Žemaitis perskaito Evanso ir Biručio sumanimą. Apmaudi Kauno Žalgirio klaida. Brukso užtvaras Salimonui. Trumpo nusileidimo situacija, puikiai atliktas derinys. Žinoma, ir iki trečiojo pabaigos dar beveik 2 minutės. Tarmanas prieš Dovydą Giedraitį. Tarmanas į baudos aikštelę, perdavimas Salimonui. Salimonas iš toli meta taikliai. Tada atrodė, kad kiek atsigauna Vaidas Kariniauskas. Čia Kozys išmeta labai sudėtingą metimą. Karlsonas Bruksas. Ir kaip neatsitveria, kaip trūksta. Ojo, atstovavimas Žalgiris turi 65 ir atsilieka pakankamai ženklių skirtumų. Oi, kaip klysta Rolandas Šmitas. Vienoje pusėje 20 taškų skirtumą, kitoje pusėje. O dabar vėl ta intriga grįžta. Salimonas tiesa tą intrigą kiek prasklaido. Tayloras prieš Edgarą Ulanovą. Ir taškus verčia Žagaras. Liko su Biručiu. Oi, nereikėjo Laurinui atsitraukti. Neskaito komandinės gynybos dar. Wolves Twinsbet ir Neptūnas taip pat dar galvoja apie Šiaulius, su kuriais žais iš karto. Po šių rungtynių Šonas Tarmanas. Gana arti pergalė Žalgiris Salimonas. Nusimeta šį kartą kamuolį. 10 sekundžių atakai, Miniotas lieka prieš Evansą ir Miniotas pelno taškus. Švęsti pergalę dar tikrai per anksti. Tikrai per anksti. Ir kaip klysta Žalgiris, neįtikėtina klaida. Pasiema kamuolį Heisas. Ir koks kaip plytami. Wolves Twinsbet, vienintelis aukštaūgis aikštėje, Regimantas Miniotas trukdo grąžinti kamuolį Edgarui Ulanovui. Klysta dar kartą Žalgiris.